Artimiausiamis paromis bus itin šalta. Pirmadienio naktį prognozuojamas stichinis speigas, kai temperatūra daugelyje rajonų kris iki 30–33 laipsnių šalčio. Taigi pirmadienio ryte vis dar bus labai žema temperatūra. Jei nėra galimybės likti namie, rekomenduojama lauke būti kuo trumpiau. Mažai debesuota ir sausa antradienio naktį irgi bus šalta, bet 30 laipsnių šalčio jau nesieks. Bus 21–26, vietomis 18–20 laipsnių šalčio. Dieną netruks saulės spindulių, nesnigs, temperatūra sieks 12–17 laipsnių šalčio. Trečiadienį taip pat sniego nenumatoma. Naktį termometrai rodys 20–25, vakariniuose rajonuose kai kur 17–19, dieną 11–16 laipsnių šaltį. Tačiau dieną sustiprės šiaurės rytų vėjas, todėl reikėtų neapsigauti. Bus žvarbu, jusis didesnis šaltis nei antradienį. Ketvirtadienį debesuotumas didės, naktį žymesnio sniego nenumatoma, šals iki 14–19 laipsnių šalčio. Dieną daugelį rajonų pasnigs, vietomis pustys, kils trumpa pūga. Pūs stiprokas rytų pietryčių vėjas, bus 5–10 laipsnių šalčio. Penktadienį šaltis dar labiau atsitrauks, naktį numatoma 6–11, dieną 1–5 laipsniai šalčio. Didesnėje šalies dalyje prognozuojami krituliai, vyraus sniegas. Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį taip pat bus mišrių kritulių. Šaltis dar labiau menks. Pietų Lietuvoje dienomis kai kur gali įsivyrauti ir silpnai teigiama temperatūra. Artimiausią naktį bus mažai debesuota, nesnigs, temperatūra kris iki 28–33 laipsnių šalčio, kai kur bus apie 24–27, pajūryje 21–23 laipsnių šalčio. Rytoj dieną mažai debesuota, be sniego bus apie 15–20, pajūryje 12–14 laipsnių šalčio.